Sveiki, mes šiandien su jumis pajungsime štai tokią rozetę. Sovietinių laikų, dažniausiai blokiniam name naudojama, bet būna, kad yra 3 jungikliai. Vienas tualeto, koridoriaus ir vonios kambario. Arba atvirkščiai, vonios kambario, koridoriaus ir tualeto. Kaip ir YouTube nėra šios informacijos, su jumis pasidalinsiu, kaip būtent pajungti štai tokį jungiklį kartu su rozetė. Tai siūlau nubėk į virtuvę, pasidaryk kavos ar arbatos, kad būtų smagiau žiūrėti. Arba jūs galite pasiimti net ir lapuką, gal jums prireiks pasižymėti, kur koksai laidas eina, kad nežiūrėti šį vaizdo įrašą po 100 kartų. Kokių medžiagų ir įrankių mums prireiks? Aš rankose turiu štai tokį gabaliuką laidą, tai paprasčiausiai šiandien improvizuosiu, tarsi pas mus ateina laidas, kur bus laidas su įtampa, nulinis ir jeigu yra įžeminimas, bet jo pas jūs nebus, tai turbūt jį paprasčiausiai išmesime. Štai tokie 2 jungikliai su rozetė. Čia rankose aš dabar turiu paviršinį kištukinį lizdą. Reikia pasižiūrėti, gal parduotuvėse gal yra ir įmontuojamų. Nes, žinokite, jau seniai nieks neprašė kažką tai pakeisti, arba kad mes pasidalintume kažkokią tai informaciją, kaip pakeisti būtent tokį jungiklį su rozetė. Jeigu jūs rasite ir paprastą variantą, kuris įsistato, ne į tą dėžę, arba kažkokį tai seną variantą, būtent šiandien apie ką aš kalbėsiu, kaip jį pajungti ir parodysiu visą schemą, kad jūs galėtumėte į rankas pasiėmus ar tą patį sovietinių laikų kažkokią tai rozetę su jungikliais, arba kito gamintojo, arba štai tokį variantą, ką mes šiandien turime paviršinį. Iš įrankių turbūt prireiks peiliuko, aš šiandien bendrai taip paėmiau, kad paprasčiausiai pasidalinti grinai informaciją. Tada atsuktuvas testeris, replės, kad mes galėtume atpjauti laidą. Ir štai toksai peiliukas, kad nuimti tą baltą izoliaciją. Tada siūlau pradėti nuo izoliacijos šalinimo, paprasčiausiai nuimkime ją. Štai taip labai paprastai. Tokie visokiausi įrankiai jūs nedaro profesionalų. Paprasčiausiai palengvina ir pagreitina visą darbų procesą, o profesionalumas priklauso tik nuo atliktų darbų. Paprasčiausiai, kuo daugiau atlikote darbo, kuo daugiau padarėte klaidų, ištaisydami tas klaidas, jūs ir mokinotės. Tai va, turime laidus, išpakuokime štai šitą kištukinį lizdą su mūsų jungikliais. Jeigu būtent jums reikia tokio kištukinio lizdo ir su 2 tais jungikliais, paprasčiausiai parašykite man ir aš kažkaip perduosiu jums. Nemokamai, čia bus dovanų, nes šis daiktas pirktas tik tai, kad nufilmuoti šį vaizdo įrašą ir su jumis pasidalinti, kaipgi teisingai pajungti, kad vėliau neturėti kažkokių tai problemų. Štai čia mes su jumis turime varžtą ir atsukime ją. Tada reikia ir nuimti klavišas. Irgi čia paprasčiausiai statom tą testerį ir nuimame. Štai čia, kur yra jungikliai, mes irgi turime varžtą, pasižiūrėkite. Aš tikiu, kad matysis. Jį irgi reikia išsukti. Ir tada mes su jumis štai turime tokią konstrukciją. Kaip dabar viską pajungti, tikriausiai kyla toksai klausimas. Rozetė aš turiu vienoje rankoje, kitoj mes turime jungiklius. Visų pirma, pas jūs ateina laidas su įtampa, tai rūdas, ir nulinis laidas. Jeigu pas jūs sovietinių laikų blokinis namas, dažniausiai turėsite visus laidus baltos spalvos. Kodėl? Nes anksčiau taip ir būdavo. Daleiskim, ir tas pats laidas su įtampa, ir nulinis, jie buvo baltos spalvos. Tik anksčiau žymėjo paprasčiausiai tą laidą su įtampa su raudonais dažais. Tai vat pasižiūrėkite, turbūt apačioje jūs turėsite vieną laidą raudoną, išdažytą, o kitas bus nulinis laidas. Vat tos laidus mes jungime prie rozetės. Įžeminimo pas jūs paprasčiausiai nebus, nes čia naujas standartas ir kaip ir yra tokie reikalavimai, kad visos rozetės
iš karto iš gamyklos atkeliautų į mūsų rankas su įžeminimu. Jeigu jo nėra, tai nieko baisaus, paprasčiausiai tą laidą mes nepajunginėsime. Prieš atlikinėdami visą šitą darbą aš siūlau išjungti elektrą. Po įtampą, nieko nedarykite. Profesionalai tai jie ten gali, ne, kad negaišti laiko, kuo greičiau ten pasitvarkyti. Būna tokių elektrikų ir galima susitvarkyti. Bet jūs, jeigu niekur neskubat, paprasčiausiai išjungkite saugiklį ir tik tada pradėkite darbus. Nuimkime izoliaciją. Laisviname tos varžtus ir darykime taip, kaip daro elektrikai dažniausiai. Iš kairės pusės, jeigu aš žiūriu į rozetę, po kairę pusę mes turime laidą su įtampa. Tai įsistatom rūdą. Tuo aš pajungsiu ir viską jums parodysiu. Tai ir iš karto sutarėm taip, kad per visą vaizdo įrašą aš jau nekartosiu, kad tos varžtus, kur yra laidų sujungimas, reikia gerai užspausti, kad būtų tvirtas, geras sujungimas. Ir pasižiūrėkite, jeigu jūs izoliacinį sluoksnį čia nuimate su peiliuku, tai bendrai per visą plotą nuimkite, nes buvo vaizdo įrašas, kur aš rodžiau, kad yra elektriko, taip nuima paprasčiausiai, o iš kitos pusės mes jau įsistatom, ir bandom tvirtinti. Nebus gero sujungimo ir toliau paprasčiausiai mes galim turėti gaisrą. Sudegintą rozetę, sudegintą butą, o taip pat ir sudegintą namą. Kad tokių įvykių nebūtų, paprasčiausiai patikrinkite, kad izoliacija pilnai nuimta. Tada ką mes darome toliau? Tada mes pritvirtiname štai šitą mechanizmą prie sienos, arba galima buvo iš karto tai padaryti, tik tai per šitą skylę, kur yra čia per vidurį, mes gal nuimkime. Padarykime štai taip. Ir per šitą skylę jūs traukit visus savo laidus, ką jūs turite ten iš sienos. Jūs tikriausiai turėsite, dažniausiai būna taip, kad koridoriaus apšvietimas, vonios ir tūliko 2 laidai, tai čia 3, tada su įtampa 1 laidas ir nulinis. Taip, tada mes ką turime? Įkišame čia visus laidus, ką mes ten turime, 5 laidai, mes jau apie tai kalbėjome. Tada galime iš karto čia pajungti fazinį laidą, kuris atėjo. Tai čia tada bus, štai čia mes irgi įkišame fazinį laidą. Štai tokia konstrukcija pas jūs turi gautis. Štai čia mes su jumis jau sutarėme, kad turime laidus su įtampa ir nulinį laidą. Jeigu pas jūs balta spalva, bus nudažyta raudonai, dažniausiai taip daroma. Jeigu jūs abejojate, tai jo reikia tada įjungti saugiklį ir patikslinti. Galima atlikti bandymus ir su testeriu. Dar kartą įsitikinat ir padarote štai tokią konstrukciją, kur yra fazinis laidas, mes čia sumontuojame dar vieną papildomai, kur yra nulinis, tik tai paprasčiausiai daeina iki rozetės ir viskas. Daugiau mes jį niekur nenaudosim. Tada aš siūlau judėti toliau. Mes pasiėmėm šį jungiklį ir pasižiūrim. Štai taip atrodo, kur L čia turi būti laidas su įtampa. Štai čia. O štai čia viršui mūsų laidai nuo vonios, tūliko, o taip pat ir koridoriaus. Mes paprasčiausiai įsistatom čia ir reikia tą fazinį laidą sumontuoti štai čia. Padarykime tai. Jeigu jūs nuiminėsite izoliaciją su peiliu, tai apsižiūrėkite visą tą laidą, ar gerai iš visų pusių nuimta izoliacija. Nes tai tikrai labai svarbu. Dažniausiai elektrikai paprasčiausiai taip ir sakys, kad su peiliuku negalima. Bet kažkaip ir nieks neaiškino, kodėl. Tik tai negalima ir viskas, kaip žinokit, uždrausta, ir viskas. Tarsi uždrausta ir daryti negalima. Tai užsukame. Pas mus gavosi štai tokią konstrukciją. Daleiskim, pasiimkime štai šitą laidą geltoną, Pasidarysim štai tokią imitaciją, tarsi pas mus ateina laidai, vonios ir tūliko, Aš siūlau, aišku, jos pakišti čia po apačią. Taip turbūt bus geriau.
viską tą vietoje jau galėsite padaryti, kai jau bus pritvirtinta šitą plokštelę, bus daryti viską paprasčiau. Ir tada reikia tik tai sujungti. Taip, gatavas rezultatas štai toksai. Vėl nieko nesakykit, nes aš tikrai žinau, kad atsiras idiotų, sakys, nu ką tu čia montuoja tą įžeminimo laidą, kad rodysi, kad tie laidai eina į, daleiskim, tą patį šviestuvą. Nenoriu net nieko dabar sakyti, nu jeigu jau, tai jeigu žmogus durnas, nu niekaip aš nepadėsiu. Čia šiandien imitacija, svarbiausia, kad mūsų laidas daleiskim, jeigu apšvietimui tai ateina naujo standarto, tai 1,5, kad skersmuo būtų, o jeigu ateina į rozetį, tai 2,5. Jeigu pas jūs sovietinių laikų blokinis namas senas standartas, paprasčiausiai naudojam tą, ką turime. Šiandien paprasčiausiai mes imituojame, ne, šitie du laidai ateina, daleiskim, daleiskim pas jūs po kairę gali būti tualetas, o štai čia vonia, arba atvirkščiai. Tualetas, vonia. Tai priklauso nuo to, kokį butą jūs turite. Ir štai šitie laidai, kur ateina, ne, nulinis ir fazinis, jie atkeliauja į rozetę, štai taip. Iš kitos pusės atrodo štai taip. Kai viskas pajungta, mes paprasčiausiai įsistatom dangtelį ir susukame varžtus. Ir nemažiau svarbus momentas, mums reikia patikrinti ne tik jungiklius, ne, kaip viskas įsijungia ir veikia, o taip pat ir rozetė. Tai vat kažkaip taip išėjo, aš negaliu pasakyti, kad kažkokių tai sunkumų buvo, jeigu turbūt žinai, tai kaip ir problemos nėra ir iš visų ir klausimų nėra. Kai nieko nežinai, tai aišku ir nieko neaišku. Bet šis vaizdo įrašas labai tikiu, kad jums patiks ir išgelbės, ne, kad jūs ir patys galėsite savarankiškai keisti vat, šios jungiklius kartu su rozetė. Bet nežinau, ar jų iš viso, Vilniuje iš viso yra dar tokių, ar liko. Aišku, viena kita rozetė gal ir liko, bet dažniausiai, jeigu žmogus remontuoja visą būstą, tai keičia pilnai visą instaliaciją ir tokių jau daiktų, kaip ir mes. Aš pagal save šiandien spręsiu, labai seniai nemačiau. Bet jeigu pas jūs čia bus 3 jungikliai, tai nieko baisaus. Jūs žinote, kad čia paprasčiausiai iš viršaus ateina ne 2 laidai, o 3. Reikia pajungti irgi taip pat, kaip jums patinka. Jeigu daleiskim pas jūs čia tualetas, paskui koridorius, o tada vonia. Arba ten maišykite, kaip jums patogu. Nes anksčiau būdavo kažkaip tualetas, vonia, daleiskim ir koridorius. Arba koridorius, tualetas, vonia. Čia nuo jūsų priklauso, paprasčiausiai kaip jūs pajunginėsite vat šios laidus. Tiek informacijos. Labai tikiu, kad šis vaizdo įrašas buvo jums labai naudingas. Jeigu taip, uždėkite gerą didelį patiktuką. Nepamirškite prasinumeruoti šį kanalą, jeigu to dar nepadarėte. Ir kaip visada noriu nuo savęs palinkėti labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, labai daug laimės, sveikatos ir nepraleisk kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Viso, čiau, iki, sėkmės.